Džiaugiuosi, kad iš tikrųjų organizuoti pratybas tokias, kokias aš organizuodavau. Tai yra, kai daug yra kraujo, daug yra susmirdusios mėsos besimėtančio, žarnų, ir va, per tokius takus reikia eiti, ir dar ten kažkas į burnytę tau dar ten būna įkrenta, užkrenta ant tavęs kokią žarną smirdinti, ten kraujų gauni, stiklinę į veidą ir kiti, žinokit, net laiko. Nes čia yra specifinis žmonių reikalas. Atako žmonės, tie, kurie atakuos, nes čia gali būti tau reikės ir peilį įsitraukti. Tau yra, gali susidurti su tokiom situacijom, ypatingai jeigu mūšys mieste, mes jau sueisime, turi būti pasiruošęs kauti iš artimų nuotolių ir tu matysi ar perkreiptus veidus, ir rėkiančius, kraujuojančius, sprogstančius. Reikia ruoštis tokiem blogiems scenarijam, nes kitaip neišeis nieko pasiruošti. Mes kadangi esame, pavyzdžiui, Šaulių sąjungos sukarinta organizacija, tai yra koviniai būriai, yra komendantiniai būriai, yra specializuoti.